Sveiki, čia parodysime, kaip naudojantis VPN paslaugą pasiekti cenzūros užblokuotą svetainę tiesos.lt. Jei adreso lauke surinksime adresą tiesos.lt, išvysime tokį užblokavimo pranešimą. Todėl pirmiausia eikime į Chrome plėtinių parduotuvę, surenkame Web Store, tada renkamės rezultatuose Chrome Web Store. Paieškos lauke rašome 1VPN, renkamės parodytą plėtinį, spaudžiame mygtuką pridėti į Chrome, dar kartą pridėti plėtinį, laukiame, kol plėtinys bus įdiegtas. Spaudžiame mygtuką Continue Limited. Taigi sugalvokite naudotojo vardą, slaptažodį ir įveskite savo elektroninio pašto adresą. Tada spauskite mygtuką Sign Up. Galite išsaugoti duomenis kitam greitesniam prisijungimui, paspaudę mygtuką Išsaugoti. Dabar viršuje naršyklės juostoje paspauskite dėlionės mygtuką ir ties nemokamas VPN paspauskite mygtuką. Dabar plėtinys 1VPN visada bus rodomas jūsų naršyklės juostoje. Paspauskite jį, spauskite mygtuką Login, įveskite savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Ir dabar galite paspausti mygtuką, kuris prisijungia prie VPN paslaugos. Dabar esame prisijungę prie serverio Jungtinėse valstijose. Galime pažiūrėti, kaip mums seksis įeiti į tiesos.lt. Kaip matote, mums viskas pavyko, mes matome tiesos.lt turinį. Galite atsijungti nuo VPN paslaugos ir šis puslapis vėl taps neprieinamas. Galite prisijungti prie kito serverio, pavyzdžiui, prie esančio Vokietijoje. Galbūt tada naršymas bus greitesnis. Ir štai, prisijungus prie VPN paslaugos, Tiesos.lt vėl mums prieinamas. Gero naudojimosi.